Sveiki dar kartą. Kaip praeitą pamokoje minėjau, šį kartą mes turėtume mokintis, kaip reikia padalinti. Tačiau padalinti jau du skaičius. Taigi jau bus kitaip, jau bus visgi kitokios pamokos negu praeitos 3 su atimtimis, sudėtimi ir daugybą. Šį kartą mums reiks tik 2 skaičių ir bus kiek kitaip viskas. Taigi, surašome dabar paeiliui po to viską parašysiu. Surašome viską ir dabar program, dalyba. Dabar rašome, mums dar reikės tik 2 skaičių. Tai šiuo atveju mums labiausiai tiktų x ir y. X ir y. Jie yra sveikieji skaičiai. Ir štai dabar bus šiokia tokia naujovė. Dabar mums reikia, kaip žinome, dalyboje yra trupmeninis skaičiai vis dėlto. Pradžioje eilutės surašome viską sveikos skaičius, taip? Tačiau dalyboje mums reikės trupmeninį skaičių. Tai šiuo atveju dalybai reikia priskirti realą. O real yra, pavyzdžiui, 5,5, 2,2, integer 5,2, be kablelio paprasčiausiai ir be dar dalyvių. Tiesiog taip dabar bus. Ir pradedam programą. Žodėlio begin. Dabar prašome write, kad mūsų programa išspausintų. Čia dabar rašome įveskite 2 skaičius. Įveskite 2 skaičius. Taigi tie 2 skaičiai pas mus ir bus, dabar nuskaitome, bus x ir y. Bus x ir y. Ir dabar mums reikia dalinti. Dal, lygu, dabar x dalinti iš y. Štai toksai ženkliukas figūruos dalyboje. Na ir reikia dabar parašyti atsakymą. Taip darome. Write atsakymas 2 dalyba. Ir dabar gal nesurašysiu ir parodysiu, kas bus, jeigu neparašysiu kelių čia skaičių po dalybos. Redum, viskas baigta. Taip, pačia yra. Štai ir yra šita dalyba ir spekuliuotai viskas sėkmingai. Ir dabar žiūrėkite, jeigu čia neparašysiu, kai ko pamokysiu vėliau. Kokį atsakymas gausim? Taigi dalyboje naudoja paprasčiausius skaičius 8, kad čia perkeiti viską 2 skaičius, tai 2 skaičius mes turime rašyti, po 2 skaičių mums išspausdins programa atsakymą. Tai šiuo atveju 8 dalinti iš 2, vėl enter, ir štai mes atsakymą gauname. 4,000 ir vienu žodžiu begalybė. Štaigi, dabar mums reikia čia parašyti tokius skaičius, kurie mums duotų normalų atsakymą. Ir kad mums duotų normalų atsakymą, kad po 4 būtų 2, 3, 0, pavyzdžiui, ne? Jeigu sveikas skaičius, tai šiuo atveju 6, 2. Atsiminkime šią formulytę, ar kaip ją čia pavadinti. Sukompiliuoti sėkmingai, paleidžiame, rašome tos skaičius, tai yra 2 lygu, atsakymas 4,03. Iš karto atsakymas gražus. Taigi, taip pamokiname. Na, pagal šitą įveskę 2 skaičius ir x, y, pamokinsiu, kaip paprasčiau sudėti, atimti ir dauginti skaičius, tačiau paprasčiau nerašant tų write 4 kartus. Iki kitos.